Visus su artėjančiu pavasariu. Nepamirštam palaikint, pasubscribint, pakomentuot. Ačiū labai visiems už palaikymą ir gero video. Naujienos. Tai Volvo jau tvarkingai važiuoja, pakeitėm kuro filtrą. Jisai buvo visiškai baltas, nors prieš tai savininkė sakė, kad jis buvo keistas. Taip neatrodo. Bet mes pakeitėm, automobilis puikiai važiuoja, viskas labai gerai. Ir kita naujiena, kad Subaru išvažiavo į geras rankas ir jo jau nebėra. Dabar tarnaus kitiems žmonėm ir manau, kad laikys tvarkingai, viskas bus normaliai. Man taip atrodo, kad Volvo nenori, kad aš ją parduočiau, nes mes dabar vietoje stovim. Aš tuoj įjungsiu drive'ą. Taigi, žiūrėkit, va. Įjungiu drive'ą. Aš išeinu iš mašinos. Jinai nevažiuoja. Grinai va čia va, su ratais tiesiog sukuosi ir nieks nesikeičia. Ir mes stovim vienoj vietoj. Ta prasme, nu kaip įmanoma, va taip va, lygioj vietoj. Nu čia atrodo mes niekur neužklimpę teisingai, bet pajudėti tai negalim. Oi, man atrodo šitą Volvo niekad nebeišvažiuos. Ta prasme, nu kiek galima. Nu va, aš dabar gaziuko duosim. Va, žiūrėkit, gaziuko duodam. Va, ir mes nevažiuojam, niekur nevažiuojam. Va, tiesiog nevažiuojam. Va, tiesiog vietoje stojam. Va, tūsas vyksta ir viskas, niekur nevažiuojam. Nu, žiauriai smagu. Gerai, reikia ieškot pagalbos, man atrodo. Pasisekė, kad turiu gerus kaimynus, tai padėjo pastumti tą Volvo. Dar aš pats išlipau, įjungiau drive'ą ir kartu stumėm, tai jinai pati pradėjo važiuoti po to, tai šokau į ją, sustojau, sufotkinau Volvo. Viskas pagaliau po visų šitų kankynių, jinai gali keliauti į pardavimą, taip kad Volvo jau gali būti jūsų. Labą dieną, vakar vakare buvo nupirktas naujas automobilis. Automobilis pas mus yra BMW E46, iš karto va, diržas šitą nenori susitraukt, lubas galiu vėl glostytojų būti, jeigu tik reikia. Kas to pas mus dega, kad reiks įpilt langų skysčio, bet sakė viskas veikia, viduj oda. Nu tai lipam lauk, parodysiu, kaip čia ta mašina atrodo. Ai, dar su izoliacija vairas. Sportiškai, vaje. M Edition. Jo, tai salonas va toks, viskas neblogai, ekraniukas, drebančios durys va, kas toliau gale, gražu, nuostabu, prabangu, kas toliau čia, sparnas biškį atkastas, kažkas valgyt norėjo, bet savininkas sakė, kad užsakė naują sparną, tai turėtų atkeliauti. Dizeliokas, kaip girdit, 2 litrai, 110 kW, technikinė iki 9 mėnesio. Ką toliau turim? Turim tokių va rudelių ant abiejų galinių arkų. Turim ant bagažinės, aišku, rudelių turim, žinoma. Tada turim kablį, turim parktronikus, visai neblogai. Ką toliau turim? Turim propelerį. Propelerį turim, čia iš Karsono atimėm. Ką čia dar turim? Turim akumuliatorių AGM 105 amperų. Ta prasme, naują ten žmogus pirko ir kadangi jam netilpo įdėta, jisai čia jį paliko. Tai va taip jis ir važinėja, žodžiu. Tai va, bet už tai puikiai kūrės automobilis, nėra jokių problemų, viskas labai gerai. Kaip čia iš kitos pusės atrodo automobilis? Puikiai gražiai, dar geriau negu šitą iš kairės. Tai va, tokį BMW mes turim. O BMW reiks išplaut, sufotkint, paruošt pardavimui ir dar turim kažkokį bairį su temperatūra. Ta prasme, nežinau ar pamatysit, bet wow, temperatūra akimirksniu pasikeičia nuo -kem iki +5, ta prasme kosmosas. Tai kažkoks daviklis grybauja, žodžiu, nedraugauja su žiemom, manau, arba jam senatvė. Tai vat. Tai tiek informacijos. Fainas Kem6, tuoj bus pardavimuose. Jeigu reikia, parašykit.
Magic. Prisijungiau pasakyt, kad ką tik nupirkom Mazda 3. Benzinas, automatas, 1.6 benzinas. Nupirkom iš šeimos, naudojo šeimoje šitą automobilį. Vairavo moteris, mylėjo tą automobilį, bet tiesiog atsinaujino automobilį ir pardavė šitą mums. Automobilis važiuoja normaliai, daugiau informacijos apie jį bus netrukus. Manau, kad rytoj darysim skalbedienį, todėl kad reikia išplauti ir Mazda, ir BMW, sufotkint, paruošt ir galės keliauti į pardavimus. Manau, kad Mazdos nepasiliksim, nors jinai šiaip tikrai faina. Tai pažiūrėsim, kaip čia kas. The next morning. Nauja diena. Sėdim mūsų Mazdutėj naujai nupirktoj. Įsijungiam degimą, įsijungiam viską. Tuoj pažiūrėsi. Na. Oi, tai puikiai, puikiai. Nu, dabar einam parodysiu, kaip čia jinai atrodo. Tai turim gražų saloniuką. Turim hatchbacko kėbulą. Va tai va jinai atrodo. Ką čia dar turim? Turim bumperį padrožtą. Skilučių turim. Čia va skilutė. Ką čia dar turim? Cinamono biškutį turim. Tada čia kažkur turim. Girdžiu kažkoks guoliukas ar dirželis cypauja. Ai, mačiau, turim čia dar įlenkimą tokį. Ką čia dar gero turim? Čia žinau, kad šluotelė mums paliko prabangiai. Oi, kaip gerai. Ačiū labai už šluotelę žmonėm. Šiaip labai malonų žmonės buvo, kurie pardavė automobilį. Ilgai turėjo, ilgai vienoj šeimoje šitas automobilis buvo. Tai va, ką mes čia dar turim gero? Ai, turim čia dar biškį kiaurą turim. Čia galėtų kažkas būti, bet nieko nėra. Tai va, šiaip tai fainas automobilis. Ai, vienas guolis užia. Jo, vienas guolis užia. O daugiau tai jinai pilnai normaliai važiuoja. Tai jeigu kažkam reiks, call me. Dar ko nepaminėjau, tai Mazdutė 3 yra 2004 metų, 1.6, benzinas, automatas, technikinė pusė metų ir jos originali rida yra 129 tūkstančiai. Jinai 20 metų praleido vienoj šeimoj. Tai va toks fainas, geras daiktas. Pavyko tokį nupirkti. Važiuoju išplausiu ir tuoj pamatysit, kaip jinai gal atsigaus, bus gražesnė. Aišku, laukia labai sninga, bet ką jau padarysi, dirbti tai reikia. Na štai, išplojom Mazdą, jinai atsigavus, visa geriau atrodo. Puikiai dirba, viskas labai gerai. Gražu, nuostabu, gali keliauti pardavimus. Norėjau pasidalinti istoriją, kaip mus apgavo su paskutiniu mūsų pirkiniu. Nu, vienu iš paskutinių. Tai BMW 4.6, kuris buvo pirktas. Tai nuvažiavom pas žmogų, pirkti automobilį. Viskas kaip ir tvarkoj, susitarėm kainą. Ir vienintelis dalykas, ką susitarėm dar papildomai, tai susitarėm, kad žmogus buvo užsakęs, bent jau taip sako, buvo užsakęs sparną naują, kurį turėjo atsiųsti kitą rytą. Nu ir sutarėm, kad jo tada gerai aš paimsiu tą sparną arba iš jo, arba jisai paims iš parduotuvės. Nu, žodžiu, viskas kaip ir normaliai. Ir tada žmogus dingo, nebekėlė, nebeatrašė, viskas, jo nėra kelias dienas. Po kelių dienų pamatau postą, kur žmogus ieško 4.6 BMW. Nu, aš pakomentuoju, kad turiu. Ir tada mum parašo mūsų pardavėjas, iš kurio pirkom automobilį. Tai kutis. Ja, tai jisai parašo ir tada klausia informacijos apie BMW. O BMW tas pats. Tai aš jiem rašau, kad labas, galiu atiduoti už tiek pat, už kiek iš jo pirkau, nes žmogus nebekelia ir sparno negaliu paimti. Tai va, tai
jisai į tai sureaguoja tiesiog žvengu, tada parašo mažesnę sumą, aš paklausiu, kur sparnas ir tiesiog širdutę uždeda. Tai, wow, ta prasme, jūs rimtai, ten dėl 3 eurų dar kažkaip, dar rimtai verta meluoti dėl 3 eurų, taip elgtis, realiai yra prasmės, nu ta prasme, wow, čia net ne dėl sumos, tiesiog. Žmogus vertas tiek, kiek jo žodžiai, nu tai blin, kodėl, ta prasme, dėl 3 eurų gadintis reputaciją, elgtis kažkaip šlykščiai, nu wow, aš esu nustebęs. Ir tarsi, taigi mes Vilniuje gyvenam, mes dar susitiksim, tarsi, 100%. Sugalvojom daryti automobilio dovanojimą, bet kol kas nežinom kokio, tai būtų labai gerai, jeigu pasakytumėt savo nuomonę, kokį jums būtų įdomu laimėti automobilį ir taip toliau. Būtų gerai, kad biudžetas būtų grubiai iki 2000, tu prasme, pačio automobilio, tai pagalvokit variantų, pasiūlykit, būsim labai dėkingi, atsižvelgsim ir pasistengsim, kad plius minus visiems tiktų, patiktų ir turėtumėt progą tokį daiktą laimėti. Ko nesitikėjau šiandien, tai kad be važinėjant detalių ir visko pasiskambins. Tai pažįstami paskambino ir nupirko Toyota Solarą. Ir tada teko viską į Mazdą permest. Visą savo gyvenimą, kurį aš turiu tiesiog. Tai tiesiog, wow. Visą gyvenimą perdėjau į Mazdą dabar. Tai turim problemą, man reikia kasdieninio naujo automobilio. Toyota parduota. Kadangi BMW taip kaitaliojosi tą temperatūrą, tai nupirkau tokį davikliuką BMC, bet reikia palyst šiek tiek po vairuotojų posparnių tam, kad jį statyti. Tai nežinau, šiuo metu dar turiu paskubėti su kitais darbais, kadangi yra klientų automobiliai, kuriuos remontuojam, tai reikia dar tenais padirbėti. Bet jeigu turėsiu laisvo laiko, nueisiu padarysiu šitą dalyką. O šiaip jau sufotkinau BMW ir jau keliausi pardavimus. The next day. Keliaujam šiandien žiūrėt Sabo 93 Aero, kuris yra buvęs mano automobilis. Labai patiko, labai geras daiktas buvo, 2 litrai turbo, automatas, benzinas, dujos. Kadangi prasidavė kasdienė Toyota, tai norisi sugrįžti prie Sabonio, jeigu tik tai pavyks ir jo stovis patiks ir susikalbėsim dėl kainos. Tai neužilgo bus žinių. Ką tik pažiūrėjom tą Sabo 93 Aero. Na ir dėja, bet tikriausiai nesusikalbėsim su kaina, nes būklė ne visai atitinka tai, ką kalbėjo pardavėjas. Žodžiu, kas pasikeitė jam? Tai jam dabar trūko vieno antgalio gale išmetimo, pačio antgaliuko. Tada priekinė lūpa palaužyta visa. Žinoma, daugiau šiek tiek rūdelių atsirado per metus laiko nuo tada, kai jisai buvo pas mane. Toliau buvo dar visokių smulkių defektėlių, visko, bet tiesiog tikriausiai pagrindinis dalykas, kad nuliūdino, kad jis nebėra ant tiek geras stovio, kai buvo pas mus. Žinoma, tvarkė kažkokius dalykus darė žmogus, bet manau, kad nesutarsime iki galo šitoje vietoje, tai teks praleisti šitą variantą, kad ir kaip norėtųsi jį tikriausiai pasimti vėl ir paturėti, bet logiškai su kaina nesusikalbėsim, manau. Bet jeigu netyčia tai pavyks, tai būtinai sužinosit. The next morning. Naujienos. Už Mazdą gavau užstatą ir jinai tikriausiai keliaus pirmiausia į Belgiją, o po to į Afriką. Ką tik kalbėjau su žmogum, kuris skambina dėl Chryslerio ir prašo visokios informacijos. Tai einu jam kaip tik dabar pafilmuosiu, dar pagazuosiu ir turės jisai šitą tuo informaciją ir videką. Jum taip pat parodysiu, ko čia nepagazavus. Eime.
Pafilmavom Latvijoj video, dabar keliauju su detalėm į servisą, reikia greitai paskubėti ir pažiūrėsim, gal netyčia Chrysleris grįž atgal į Latviją, kadangi jis originaliai yra iš Latvijos, kas yra wow, ta prasme. Jis yra originaliai iš Latvijos, daryti visi antikoroziniai ir taip toliau, ir dėl to jisai taip gerai išsilaikęs. Būtų geras, jeigu grįžtų iš tikrųjų atgal. Aš visai džiaugčiaus. Nors parduoti nėra taip, kad labai noriu jį, bet pinigai visada padedagi. Ką tik tai buvo pažiūrėta šitas Chrysleriukas. Chrysleriukas netiko, nei labai patiko, biškai užmuštas. Tai va, važiuojam toliau. The next day. Sėdim mūsų naujausiam pirkinį Volvo S60. Na ir labai norėjau pasidžiaugti, nupirkom šitą Volvo ir pasižiūrėkit, koks buvo jos skelbimas. Geresnio nesu matęs. Ta prasme, vien dėl skelbimo buvo galima važiuoti šitą automobilį, pirkti, žiūrėti ir wow. Tiesiog pažiūrėkit, aprašyme paliksiu kūrėjo šito skelbimo nuorodą, kadangi jisai tuo užsiema. Tai pasižiūrėkit, suprasit, ką turiu omeny. Volvina mūsų yra 2007 metų, S60 2.4 dizeliukas, 136 kW iš Italijos. Panašu, kad jos originali rida yra 208 tūkstančių. Jinai dar itališkai su manim kalba, kad reiktų jai jau atlikti servisą. Tai tuoj pažiūrėsim, kaip jisai nusitrina ir parodysiu, kaip tas automobilis atrodo iš išorės. Šiaip viduj tai nieko ypatingo, komplektacijos nelabai turim. Vairo stiprintuvas atsigulęs, kadangi biški leidžia. Nu, žodžiu, sėdynės ne pačios gražiausias biškelį, kaip sandėliukas buvo, jinai dabar naudota. Hasbula turim, draugas mūsų kartu važiuoja. Tai va, tai tuoj parodysim iš išorės, pabandysim dar nutrinti tą gal servisą, kurį prašo atlikti. Aišku, jisai dabar pats dingo, bet taip visą laiką ir būna, tai tuoj parodysiu, kaip galima tai padaryti. Negalėjau nufilmuoti, kaip nuresetinti maintenance šitoj Volvo, kadangi reikėjo abiejų rankų, bet galiu papasakot. Tai ką pirmiausia reikia padaryti, tai rakto poziciją pastatyti ant nulio, tada laikyti šitą knopkę, laikom ją, įjungiam degimą ant antro, palaikom 10 sekundžių, pradeda mirksėti va čia esantis trikampis ir išjungiam vėl degimą ant nulio. Ir viskas. Maintenance padarytas. Nu va, mūsų Volvo atrodo štai taip. Minusiukai, aišku, iš karto. Tai žibintus reiktų poliruoti. Bumperis, nu čia biški toks padroštas. Kas daugiau, antras žibintas irgi toksai. Tada šiaip turim pakankamai gražų kėbulą, jos iš tikrųjų palyginus su to, kai būna. Išskyrus gal šitą vietą čia atsiranda rudelės, bet Volvo tai tikrai nebėda, jos nepūna apskritai. Kas toliau? Matau, bumperis yra kažkiek atšokęs šitoje vietoje. Ar čia trūksta jo gabaliuko, ar čia jis neįstatytas? Man atrodo, trūksta kažko tai. Kas daugiau? Čia, aišku, jisai padraskytas dar kažkas. Čia trūksta kilpos dangtelio. Kas daugiau? Vakar bagažinę, kai buvau atidaręs, tai nebegalėjau po to jos uždaryti, tai nežinau, gal galim pabandyti atidaryti, pažiūrėsim, kas bus, gal užsidarys dabar. Turim kilimėlių, turim purvo, turim visko, bet va, praeitas savininkas man paliko visokį paliko antifrizą, visko, ką ten turėjo, ir sateškių paliko, ačiū labai. Matas, kad mašina dabar stovinti buvo, nes turim daug lapų. Nu ir pažiūrim, gal dabar ta bagažinė normaliai užsidarys, nes prieš tai vakar
O, puikiai, nes vakar turėjau problemų ir teko grįžti jau su, sakykime, neuždaryta ją iki galo. Na ir kol nežinau, kokia lemtis laukia šitos Volvo, tai vis tiek važiuojam ją, nuplausim, pasiruošim lyg būtų pardavimui ir po to jau spręsim, o gal jinai liks tiesiog mum kasdien pavažinėti. Tai maždaug tokia informacija, lekiam, plaunam ir tuoj pamatysit, kaip jinai atsigaus. Nu va, Volvo ką tik išplovėm, tai pasimatė ten papildomų visokių defektėlių, tai čia visokių taškiukų yra, kur pasidarė tiesiog dažų trūkumas. Šiaip tikrai gražus kėbulas, kaip tokių metų Volvo, tai čia gražus kėbulas, žinokit, skaitosi. Tikrai padorų, kas liečia rudelės, tai kaip ir sakiau, tik tai čia. Vau, tai čia labai gerai. Visa atsigavus. Jūs tik pažiūrėkit, kokia graži diena, o Chrysleris koks murzinas. Taurasi, saulė šviečia, viskas gražu. Automobilis baisus. Tai ką darysim, važiuosim, dar išplausim. Nes Chrysleris tai jau negali toks važinėti. Jo, profesionalus kirmėlių plovimas. Džiovinimas geromis sąlygomis. Natūralios sąlygos. Jo. Chrysleriukas išplautas ir jau netgi gyvūnėliai iš karto atsirado. Oi, nuskrido jau. Tai va, Chrysleriukas išplautas, bet žinoma, visur viskas taško. Aš čia tiesiog slidinėju. Bet jau pavasaris. Jau smagu. Gražu ir faina. Naujienos. Atvažiavo Estas ir ką tik nupirko BMW E46, taip kad E46 yra parduotas.